Sveiki. Šiandien pas mus atvyko Švento Juozapo globos namų direktorius Patrikas. Malonu, Patrikai. Sveiki, Greta. Sveiki, Laurinai. Taigi, papasakokit apie save truputėlį. Nuo ko prasidėjo jūsų kelias iki dabar? Iki dabar. Čia toks labai platus klausimas, ar ne? Platesnis. Ir aš manau, kad keliai visi, bent jau mano gyvenime taip atrasdavo mane, ne aš pats tuos kelius. Ir taip ir buvo turbūt ir su šita veikla. Dirbdavau, iki tol dirbau įvairių projektų valdyme arba koordinavime. Tai buvau pakviestas vyskupijos kurijos, tokį besitęsiančią ir šiek tiek tokį kaip ir užstrigusi projektą Juozapo globos namai, kaip atgaivinti arba paleisti arba sutvarkyti. Tai vat, ir man pačiam visada, kur yra kokia iššūkis, tai galbūt tokia asmeninė savybė, kad nepraminti takai visada įdomesni yra. Ir vat, todėl turbūt ir atsiradau ten, kur atsiradau. Ir buvo mano tokia pirminė užduotis turbūt labai paprasta, kad globos namai kaip tokie pradėtų funkcionuoti Panevėžyje. Ir tai buvo 2008 metai ir statybos, skolos, aišku, tuo metu ir krizė buvo ir panašiai. Ir galvojau, gerai, metams dviems yra projektas, kuris iššūkį kelia. Ir sakau, sudalyvausiu, pabūsiu, gysiu patirties. Ir kelinti dabar metai? 25. Tai va. Jo. Kas būtent paskatino būtent rengtis šią kryptį, kodėl būtent ši kryptis? Socialinės paslaugos arba karitatyvinė veikla. Iš tikrųjų, galbūt man labiausiai, kodėl paskatino patį ten įsitraukti, nes įvairių specialybių turiu ir viena iš jų buvo teisė ir norėjau teisėje labai daug skirti žmogaus teisėms dėmesio. Tai. Ir čia pamačiau tokią irgi galimybę, kaip praktiškai pasiekti arba organizuoti, bet pasiekti organizuoti tą pagalbą tiem, kuriem jį labai būtina. Tai sakyčiau, galbūt iš tikrųjų įėjau tą kelią su vienokiais lūkesčiais, bet kuo toliau ėjau, tuo daugiau mačiau prasmės tame. Ir va čia galbūt dėl to atsako, kodėl tas projektas patapo tokiu ilgesniu. Ir atrodo, ir to dar reikia, ir dar galėtų viena pagalba atsirasti, kažkokia pagalbos forma. Tai iki šiol ta organizacija yra šiuo metu jinai nevyriausybinė, teikia paslaugas ir daugiausia Panevėžio miesto gyventojams, bet yra ir kitų savivaldybių gyventojų. Tai kažkiek jinai vis kaip patapo kaip skėtis, po kurią būrėsi įvairių pagalbos formų ir, sakyčiau, net ir įdomesnių pagalbos formų, bet ieškom kaip organizacija, kaip pasiekti žmonės. Tai bet toks galbūt nuolatinis klausimas, kaip pasiekti benamius, kaip pasiekti šeimas, kur yra krizė, kur yra kažkokia problema, kaip ne tik kad standartiškai pasiekti, pasiūlyti paslaugą, bet norisi pasiūlyti tokią pagalbą, kuri būtų reikšminga ir specialistam, kurie padeda, bet kartu ir žmonėm, kurie gauna. Labai puikus iššūkis dabar jūsų kelyje ir manau labai reikalingas. O šiaip, be viso šitos savo kasdienybės, veiklos, kūrimo, koks esat žmogus už darbo ribų? Kaip maždaug galėtų jūs draugai apibūdinti? Už darbo ribų. Iš tikrųjų, daug laiko apima darbas arba veiklos mano gyvenime. Tai Juozapo globos namai kaip organizacija yra
sakyčiau, tokia, kaip pagrindinė mano veikla, kaip žmogaus darbinė. Bet šalia to dirbu kaip mediatorius. Turiu tokia irgi dar vieną specializaciją. Tada esu ūkininkas ir galbūt tokia irgi dar svajonė, galbūt sukurti socialinį ūkį, kada galima būtų. Tai yra tokios akivaizdžios darbinės veiklos ir dar, aišku, keliom įmonėm turiu, kaip čia pasakyti, galimybę vadovauti ir vystyti ten projektus. Tai, sakyčiau, darbo prasme, savaitės, jeigu žiūrėtumėm valandas, jos daug užpildo. Bet kas man svarbu, sakyčiau, svarbu santykiai, bendrystė. Aišku, laikas nurimti ir pabūti su savim. Bet tas laikas ar tai su šuniu pasivaikščioti, ar tiesiog kažką prie ūkio padirbti, tai yra tie momentai, kas mane, kaip sako, perkrauna. Tai vat, jeigu reiktų vis dėlto sakyti, tai laikas su mylimai žmonėm, tada laikas su savim ir aišku dar taip pat irgi yra mano gyvenime laikas maldai, meditacijai, tiesiog tam buvimui, kad atsiveriant kažkam daugiau negu aš pats. Tai ir galite sakyti, tai čia būtų kaip ir jūsų ir hobis prie tą pačią. Taip, gal tas, kaip pasakyti, mes galim labai sufokusuoti kažkokį hobį, bet buvo keletą metų atgal, toks man pačiam buvo, kai buvau vaikas su tėveliu, padėdavau jam prižiūrėti bites. Ir dabar buvau pasišovęs ir iš tikrųjų įsigijau kelis avilius ir tiesiog tokia kaip ir veikla, bet nepasakyčiau, kad veikla buvo labai gera, tiesiog kitaip arba tame tokiam gamtos ūkio santykėje susidurti, prisiliesti prie tų tokių, kaip čia pasakyti, atrodo sakyti, tokie nereikšmingi dalykai, bet jie, aš manau, kad jeigu jie yra svarbus, kiekvienas momentas, kuris yra svarbus tavo asmeniškai, tai yra reikšmingas. Be abejo. Šiaip daug metų sukatės šitoj būtent srity, kas liečia Švento Juozapo globos namus. Ar žmonės vis dar sugeba jūs nustebinti? Kiekvienas žmogus yra, sakyčiau, žinokit, tą savo principą labai iš vieno autoriaus esu pasiėmęs, kad kiekvienas žmogus yra šventa istorija. Ir aš bandau tuo principu gyventi. Nes jeigu mes iškart žmonės sudėliosime į dėžutes, tai mes tada sakysime, čia toks lūkestis, čia tiek jis uždirba, tą turi, bet tada mes nebepaliksim vietos toj nuostabai. Tai man čia gal tokia kaip ir vertybinė nuostata, kad žmogus yra visą laiką gelmė. Ir daug kas nurašo žmonės, jeigu jie jau reikalingi pagalbos. Iššūkis, tarkim, demenciškas žmogus ir, sakytumėm, jam yra demencija, ką mes darom, kai jį susitinkam. Sakytumėm, tai čia, ką jis nebeatsimena, nebegali pasakyti kažko, bet net kitas žmogus, aš turiu tokių istorijų, net ir jau iš tos praktikos, gali tiesiog, tarkim, buvo viena pas mus aktorė, tikrai sirgo tą ligą ir vienam pokalbį vienas klausimas ją taip sužadino, jinai pilnai sakiniais, gražiausių tekstų papasakojo. Tai aš galvoju, nuostaba turi, jeigu mes ir santykėje su kitu žmogum nenustepsim, ar ne, reiškės vyras, žmona, mes vaike nepamatysim nuostabos, tai kad jis gali, tai mes nebetikėsim, kad jis gali keistis, kuris ir aš galvoju, tas pokytis arba mano paties pokytis
tokią laikyseną turint, tai įvyksta gal net ir svarbesnis, net, tarkim, demenciškas žmogus gali mane savo buvimu pakeisti arba įtakoti. Tai į klausimą atsakant, būna, aišku, kada labai apsišarvuojame visokiom protingom laikysenom ir visa kita, bet manau, kad viduj ir vertybiškai ir kada tu eini susitikti žmogų, tu visada eini ir aš stengiuosi eiti su nuostaba. Ir tada automatiškai tada ir nustembi, nes tugi palieki tokiu ne viską žinančiu. Kaip... Na taip. O kaip, pažiūrėjau, atrodo jūsų įprasta diena? Nuo pačio ryto, ką jūs pradedat veikti, kaip atsikeliat? Mano diena, gal sakyčiau, darbo dienos tokios vienaip rutiniškos būna, kad keliuosi, tokie, kaip pasakyti, yra augintinis, yra kažkokie pusryčiai, šiek tiek žinias peržiūrima. Tada, bet kai mokyklos dar režimas dar stengiamės su dukra važiuoti į mokyklą, irgi toks labai dėkingas dar laikas, nes kaip suprantu, kad kiekviena diena yra duota tokia kaip ir limituota, ar ne? Mes kiekvieną momentą turim pagauti, kaip mes tą galim laiką išgyventi. Tai man yra tokia, sakykime, diena galbūt labai, jinai tai prasideda, po to jungia kažkokios darbinės veiklos ir vakaras paprastai, jeigu į kitas veiklas, kur išvardijau, nesu, tada jis yra ramesnis. Tai karts nuo karto net ir sporto klubas, arba, iš tikrųjų irgi dėl gyvenant supranti, kiek to reikia. Viskas su laiku ateina. Tai iš tikrųjų, kaip ir tas tokia rutininės dienos, aš manau, kaip ir daugelio kitų žmonių, jeigu taip pasižiūrėtume, mes vis tiek yra, kas man dar svarbu kiekvienoj dienoj, pasakysiu. Čia iš tikrųjų gal iš žydų mąstymo ateinanti momentai, bet yra maisto dalinimuose arba bendros vakarienės, bendrų, sakykime, ar ten bičiulių gaminti vakarienės patinka irgi. Tai, ta prasme, tas momentas yra, kad mes ne tik, suprantat, laiką tą turim, bet prie stalo, net ir, pavyzdžiui, žydų mąstymo visoje tradicijoje vyksta visas pagrindinis gyvenimo dalinimas. Kaip tavo diena, kodėl, gal vaikai klausimą kažkokį. Tai aš manau, kad jeigu mes pats asmeniškai turiu tokį savo kaip ir įsikėlęs tikslą, kad ir dažnai per mediacijas įvairias labai daug klausimų reguliuojasi, jeigu žmonės ima susitikti, dalintis maistu. Nes tai yra ir vienas iš momentų ir Juozapo bendruomenį mes tą norėjom labai, kaip čia pasakyti, sąmoningai ne tik integruoti, o organizuoti, kad tai būtų, kad tas maistas irgi pasiektų kažkaip su meilė žmonės. Žodis su meilė, gal sakysiu, labai taip nuvalkiota arba labai saldu, bet esmė yra viso to, kad būtų galimybė susitikti, kaip sakau, toj limituotoj dienoj, jeigu mes išimam visokias veiklas, labai nedaug lieka to laiko susitikti ir kiekvieną momentą po maisto dalinimuose, ir bičiulių Italijai turiu ir kitur, tikrai tai yra, ta prasme, labai svarbus, manau, kad rutinoj momentas. Turėtų būti, man tai yra svarbu, galbūt daugelis žmonių tą, jeigu atrastų naujai, galbūt mūsų ta visuomenė, vėl apie tą santykį kalbėsiu, pataptų labiau santykio, dialogo, o ne kažkokių priešpriešų kaltinimo erdvėje. Yra teisybės. Ir dabar vis tiek. Darbe praleidžiat labai daug laiko, su žmonėm praleidžiat labai daug laiko. Tai galbūt atsimenat jautriausią arba
linksmiausia akimirka, kurios, nepamiršote iki šiol per šios visus darbo metus? Yra tų akimirkų, o galbūt jautriausias momentas buvo tai dar labai, sakykime, einant pirmus žingsnius toje organizacijoje, Juozapo globos namuose. Jinai tik pradėjo kurtis ir pas mane, sakykime, į mano tą darbo erdvę ateina žmogus, vyriškis ir sako, gal jūs man galit padėti, mano sūnus Londone nužudytas, aš norėčiau jį, aš nežinau nuo ko pradėti, kaip man tiesiog jį parsivežti palaidoti. Atneša tokią problemą, žinai. Ir aš, galvoju, kodėl, sakau, taip net ir galvoju, kodėl dabar iš visų galimų variantų pasirinkom, atėjo pas mane, žinai. Ir jam paprasčiausiai jis nuėjo gal iki bažnyčios, jam pasakė, eik pas Patriką, jis moka anglų kalbą, jis studijavo Jungtinėse valstijose, jis sutvarkės, pasikalbės, galbūt kažką suorganizuos. Ir kai jam pasakė, kad atėjo ir atnešė į mane tokį didelį lūkestį, ir aš iš tikrųjų niekad nesusidūręs tokią situaciją, nežinau net ką daryti. Bet aš jį pasodinau, užuojautą pareiškiau, sakau, jūs būkit ramu, pabūkit, ką galėsim, tikrai padarysim ir sakau, tikrai tą, ir mačiau tą akyse tėvo skausmą, žinai, to sūnaus, kuris važiavo gal užsidirbti ar kažko. Ir aš sėdu prie kompiuterio, ieškau ten. Ir iš tikrųjų taip pavyko, kad suradau tokią bendruomenę, net ne lietuvių bendruomenę, kuri kažkiek pažinojo ir jie ten susidėjo net ir lėšų, kremavo ir tiesiog tam tėčiui buvo galimybė palaidoti po tos nelaimės, sakykime, tą sūnų. Tarsi mano keli skambučiai, keli situacijos paaiškinimai, visą tai tame momente sutvarkė ir mes taip pat įsiskyrė gyvenimai. Ir istorija, kodėl palėtė. Po kelių metų kalėdų laikotarpis Juozapo namuose. Ir ateina iš vienos organizacijos, įmonės, tokia vadovė, sako, mes rinkome, galvom, kaip čia keistis kalėdom, rinkom tiesiog kažkokias lėšas, kad ar labdaros valgyklai galėtumėm paskirti. Ir aš, klausiu savo, kaip jums kilo tokia mintis? Jinai sako, mano dėdė visada, kol gyvas dar buvo, pasakojo, kad jam labai padėjo. Ir aš pagalvojau, matot, tas pasakojimas ir tas mano susitikimas su tuo žmogum, net ir nežinant kodėl, kiek jis toliau padarė įtakos ten jo toj giminėjai, kad ten ta giminaitė, kuri girdėjo tą pasakojimą iš jo, užsikrėtė irgi noru kažką daryti, keisti pasaulį. Tai ta istorija mane kažkaip, yra labai įstrigus ir ne šiaip ją pasakoju turbūt dėl to, kad santykis mes kitą kartą einam, bet nežinom kodėl ir kaip jis paįtakos toliau istoriją. Po tokių pokalbių, po tokių, kaip sakyti, išgyvenimų, kaip jums pavyksta išlaikyti tą emocinę pusiausvyrą? Emocinė pusiausvyrą toks, matai, kaip čia pasaka, kas tai yra emocinė pusiausvyrą. Aš manau, kad jeigu mes pusiausvyrą vis dėlto, kai sako, išjunkite empatiją, dažnai tokių būna, čia atlikit tik darbą, patapkit tik profesionalai, patapkit, net ir socialiniam darbe girdisi tokio profesionalizmo ir kiekvienoj srity, tarp kitko, kartais pas mediką nueini, gydytojai, tarkim, net nebepasisveikina, bet prie kompiuterio akių nepakelia. Bet aš ta prasme manau, kad stipriausi dalykai ir pokyčiai vyksta, kada žmonės gali vis dėlto išlaikyti ir būti empatiški
Taip, jie turi padėti gerai. Jie turi, sakykime, pirmiausia, suvokti emociją savo, pažiūrėti, kad ta emocija tavęs nenuneštų kažkur, ar ne. Mes yra toks posakis, ne tai kad posakis, bet labai mes compassion, reiškia, yra angliškas žodis ir po to, reiškia, tu kentėti suturi. Con yra su, passion, reiškia, ta kančia. Tai lotynų kalboje, tai yra tas lotynų ir anglų kalboje, sakykime, galėtumėm taip žodį tą analizuojant, matyti, kad mes turim būti šalia, neprarandant savo tapatybės, būti šalia to žmogaus, kuris kenčia, kuriam reikalinga pagalba. Bet mes lietuviškam turim užuojautą. Tai kažkur ten už. Tai vat man tas yra daugiau, sakyčiau, mes turim būti šalia ir su tuo žmogum, bet su visų profesionalumu, bet nepametant nei tos empatijos, nei sakykime, šitų savo emocijų, kas mes robotai patapsim. Ta prasme, tada mes nebeturėsim tų momentų labai svarbių. Tai va, čia yra tokia galbūt, tas, kas man svarbu, per tai yra, sakykime, galbūt kažkiek yra tai, kas svarbu, bandai papasakoti tiem, kurie yra šalia, ar tie patys darbuotojai, tikrai labai galiu džiaugti, žinai, daug žmonių būrėsi ir kažką atpažįsta, kad tai yra, sakykime, taip nori, sakykime, gyventi ir nori taip dirbti, kad nepatampant robotais kažkokiais. Tai va, tai gal šiek tiek tai yra toks, kaip kartu iššūkis taip gyventi, aš manau, bet tai yra ir aš tikiu, kad tai yra ir pati stipriausia galimybė keisti tą tikrovę, kurioje tu esi. Kuo tu autentiškesnis būni ir kuo gali, nepaisant to, nenuvertinu profesionalumo svarbos, bet ta prasme mes turim turbūt kaip žmonės nepamiršti, kad mes irgi esam žmonės. Tai žmogiškumas svarbiausiai, taip. O dabar, jeigu jums reiktų apibūdinti 3 žodžiais Juozapo globos namus, kokie jie būtų? 3 paprasti žodžiai. Vienas iš jų namai, nes aš apie tą žodį labai daug pats mąsčiau. Namai, Egziuperis sako, namai, kur vieta, kur nurimsta širdis. Mes turim tokią, čia ne pastatas, bet namai. Ir vienoje angliškoje reklamoje matau, sako, we are not building houses, but homes. Reiškia, mes turim tą, ir ta namai savoka labai, žinokit, talpi yra. Nes namuose gali būti, kas jis yra, kiekvienas, jeigu šiaip galėtume apie šeimos, apie tą erdvę kaip namų. Tai va, kiek tai yra tokia, kaip čia pasakyti, kryptis galbūt. Tai namai yra vienas iš tų žodžių. Toliau, dar vieną žodį galbūt, ką visada norėčiau, ne tik, kad norėčiau, bet kas man namai, tai yra taip pat tas pagarba kiekvienam. Čia vėl jau dabar 2 žodžius pasakiau, bet norėjau pasakyti viltis ir pagarba. Namai, viltis ir pagarba. Tie 3 žodžiai, iš jų galėtumėm labai daug turinio pasisemti, kas galėtų būti už tų paslaugų. Nes paslaugą mes matom labai regimą. Reikia kažkam pavalgyti, reikia kažkam nusimaudyti, reikia kažkam būti švariam, aprengtam, aplankytam, bet kaip tą paslaugą pasiekia žmogų paslauga, tai aš manau, kad tas daug gilesnis turinys yra tas kaip. Mes galim galbūt sakys, ko tu nori, švarus, pavalgęs, ko tu dabar nori. Ir žmogus nebus laimingas, nes jis nesijaus priimtas arba
namuose. Tai vat, čia toks, galbūt yra iššūkis tą dalyką svajoti, bet kai atsiranda daugiau svajojančių žmonių, tai yra kartu, žinai, ir drąsiau. Viena komanda. Taip va. O jeigu kalbant apie svajonės, tai vis dėlto to augantis jaunimas ir kaip, pavyzdžiui, ar jūsų įstaigoje atlieka praktiką Panevėžio kolegos studentai? Atlieka praktiką ir tikrai ir įvairių specializacijų, ir mes turim ir medikus, ir socialinius darbuotojus, ir kineziterapeutus kaip medikus. Tai manau, kad vėl tą namų sąvoką galėtų paaiškinti, ar mes kviečiam kitus. Ir iš tikrųjų labai aš tai džiaugiuosi, kad ne tik studentai, bet dabar, sakykime, ir socialinių valandų ateina jaunimas atlikti, kurie jau, sakykime, irgi gal matuojasi specialybę ir tada, sakykime, bus ar Panevėžio kolegijos studentai. Turime Erasmus programas, iš tikrųjų labai didelį pokytį, turbūt ir tų jaunų žmonių gyvenime, kurie mokosi svetur, siekia specializacijų, taip pat ir Panevėžio kolegijų besimokantis, jie kartu, kaip čia pasakyti, ruošiasi tam profesionaliai tai laikysenai su klientu, su pacientu, bet kartu aš manau, kad tie namai augina jaunus žmonės taip pat per santykį ir daugelio studentų po to atsiliepimuose arba tų pačių Erasmus studentų, kurie praleidžia 10 mėnesių, pusę metų pas mus organizacijai, tai jie, sakyčiau, galbūt tą specializaciją kažkaip, ne tai, kad tada neatsietai nuo savo asmens suvokia, kad aš galiu būti pirmiausia kaip žmogus, kaip profesionalus, sakykime, ar socialinis darbuotojas, ar slaugytojas, bet aš visada, galbūt mes kažkaip toje organizacijoje siekiam padrastinti žmonės, nematyti savęs vien tik tai kaip funkcijos. Kas iš tikrųjų darosi, galbūt net ir darbo rinkoje, kita, kad sako, man čia reikia tik to. Palauk. Reikia pirmiausia žmonių, kurie ateitų su specializacijos pasiruošimu, bet jie pirmiausia turėtų būti irgi tą darbą vertybiškai, kaip čia pasakyti, priimti ir grįžtamą į ryšį, tą santykį turėti. Tai aš manau, kad galėtumėm galbūt net būti atviresni, nes daugiau, sakykime, esame akredituoti tam tikrą kiekį, tarkim, priimti studentų, kurie pagal savanorystės programas, dėl to, kad taip akreditavomės irgi sąmoningai, kad ateinantys žmonės būtų palydėti, tą mentorystę, kad jis suveiktų. Nes jeigu didelį esam tokie turėję irgi iššūkį, kad jeigu daugiau vienu metu mes tiesiog darbuotojai nebesugeba palydėti. Tai kaip tas vyksta, sakau, galima būtų aišku klausti ir jūs turbūt kaip bendruomeniai girdit, bet mes kaip organizacija džiaugiamės ir aš labiausiai džiaugiuosi, kad jauni žmonės neįsigąsta negalės, senatvės, bet iš tikrųjų tada daugelis iš jų išėję iš praktikos supranta arba vertina gyvenimo skonį. Kad sako, gyvenimas, reikia jį kažkaip gyventi atsakingai, reikia kažko, žinai, tarkim, ir vyresnių žmonių ta patirtis irgi šiek tiek yra perduodama. Tai bet aš galvoju, čia irgi tų namų arba to stalo idėja, kad vyksta tie mainai tokie. Tai nėra tik atėjo funkcija, kažkokia atliko ir išėjo, bet tai yra tas susitikimas, kuris palieka, kaip čia pasakyti, tokius footprints, palieka tam tikrą įspaudas mūsų. Ja. Ką galėtumėt pasakyti, ar tai studentam, ar moksleiviam, kurie
jau kopia į studento gyvenimą, kurie galbūt svarsto, ar verta rinktis tiek socialinio darbo ar slaugos studijas? Aš manau, kad jeigu yra toks, kaip čia pasakyti, knibždesys širdį arba ta kryptis domisi, tai gali dar tiesiog net ir pasimatuoti, ateiti į savanorystę, ateiti socialinių valandų ir į mūsų organizaciją ar į kitas, prisiliesti ir matyti, kad aš manau, kad net visai kitokia po to jėga būna studijuoti arba rinktis tas žinias, ką siūlo tikrai aukštoji mokykla ir Panevėžio kolegija, bet tada jau tas rinkimasis būna su tokiu, kaip čia, praktikos prieskoniu. Tai aš tikrai padrasinčiau. Manau, kad per tą pagalbą ir jeigu žiūrėtumėm net ir vakarų, tam tikras, sakykime, Olandija, Danija, tikro specializacijos, kurios yra socialinio darbo, ten, kur susitinki žmogų. Tai yra, ne technologinė, sakykime, bet ten, kur žmogus susitinka žmogų pagalbos procese. Taip, jos kažko daugiau pareikalauja, nes mes turim turėti tam tikrą turbūt ir pasiruošimą ir atsparumą, kad tie santykiai būtų, kaip sakau, išliktų tas buvimas šalia, kad ir save tada labai daug suvokti, reflektuoti turi ir panašiai. Bet jeigu yra noras ir tiesiog kviesčiau pasibandyti ir padrasinčiau rinktis, nes jeigu ta veikla pataps ir prasminga ir ta veikla gali patapti kaip profesinė veikla kasdienybė, tai manau, mes iš tikrųjų, manau, kaip žmonės visada norim ne tik atlikti darbą, bet matyti to darbo atliekamą prasme. O šitose specializacijose labai svarbus prasmės klausimas yra. Bent aš taip matau, gal kiti vadovai matytų kitaip. Ta tikrai žinau, nes mano mama pas jūs įsidarbinusi ir prieš metus baigė mokslus, gan jau tokiam amžyje, bet vis tiek pasibaigė ir sako, vis dėlto pas jūs iš tikrųjų labai gera dirbti ir prasminga. Tai ir galbūt prieikim prie tokio klausimo, ką jūs išmokote būtent iš jaunimo, kuris atėjo, pavyzdžiui, naujas žmogaus požiūris, naujo darbuotojo požiūris, gal jūs kažką pamoko, kažką suteikė kažkokios minties? Iš tikrųjų, aš visada savo komandai, nes mūsų kaip organizacijų yra skirtingų paslaugų, kiekviena paslauga turi savo vadovą ir labai kviečiu vadovus kalbėtis su jaunimu, su savanorystę atliekančiais arba jau, sakykime, mokslo procese praktikas atliekančiais žmonėm, nes ateinantys žmonės gali atnešti, kaip pasakyti, naują matymą. Įsivaizduokit, mes savo buitį kartais užsikuičiam ir eina kitas žmogus ir sako, galėtųgi ten kitur stovėti, ten koks daiktas, nes jis tau čia trukdo praeiti. O mes einam ir praeinam. Tai taip pat yra ir su organizacijos kultūra arba vidiniais dalykais. Ir aš labai kviečiu, kiek tas pavyksta, nežinau. Man irgi visada norėtųsi, kad tai būtų daugiau, reiškia, tie požiūriai, tos pastabos arba tie pastebėjimai, kad jie, sakykime, pakoreguotų tą visą vidinį paslaugų arba gyvenimą, kuris yra rutininiai tie dalykai. Tai aš manau, kad į daugelį dalykų yra, bent aš tai tikrai visada klausiausi, kad galim būtų pakeisti, nes pakeisti tą prasme dėl to kliento, dėl žmogaus galbūt atrodo kitą kartą paprasti dalykai, kas vieniems net nei galva neateina, atėjęs kiekvieną. Tai vat, čia yra tokia laikysena, bent organizacijoje skatinu, kad mes
kaip čia pasakyti, ne tik perimtumėm, bet būtumėm kūrėjais. Ir vat kaip dabar, kaip tą, sakykime, irgi mentalitetiškai dažnai žmonės sako, pasakykit, kaip reikia padaryti ir viskas. O sakau, o kaip galim padaryti vadovaujantis tais keliais principais? Tai suprant, tai nėra gatavos, kaip čia pasakyti, instrukcijos, nes mes visada su tą nuostabą turim prisertinti net prie žmogaus. Vieną kartą susitiksim žmogų, jam bus vienokia nuotaika, kitą kartą jam bus kažkoks išgyvenimas ir mes kiekvieną kartą turėsime jį susitikti, o susitikimas bus kitoks. Tai įtakoja, bandom klausytis ir aš labai, gal per tą klausimą dar įsinešiu kaip namų darbą priminti praktikų vadovam, kad jie kažkaip dar labiau, kaip čia pasakyti, atkreiptų dėmesį, nes tai galėtų paįtakoti, sakau, tą pakurtumėm visi kartu, nes norisi, kad namai, kaip čia pasakyti, nežinai kaip namai, kad vienam namai ir kitam būtų namai, reikia kalbėtis. Tai va čia vėl namų ta savoka reikalinga dėl per pokalbį, per kažkokį išieškojimą gali jie tapti namais, bet jeigu aš tikrai visko nežinau ir nežinau, kaip net kartais situacijose, kaip turėtų būti, bet labai kviečiu ir kalbu apie principus, kad mes namai apima va tai, o kaip tai vyksta, kiekvienas žmogus atneša savaip, tarsi irgi. Taip, savo dalį. Na, o einant į pabaigą, turim tokį paskutinį klausimą jums. Jeigu galėtumėt duoti vieną gyvenimišką patarimą studentui, koks jisai būtų? Studentui, kiekvienas žmogus yra pirmiausia studentas. Mes, jeigu net ir dabar studijuojam, bet mes toliau gyvenime irgi studijuojam kažkaip. Bandom išmokti kažko Aš iš tikrųjų, man tas patarimas pačiam labai daug, aš noriu vieną pasidalinti tokiu sakiniu, bet patarimas skambėtų taip, kad to, ko jėmiesi, arba kad gyventum iš visos širdies. Full-heartedly. Ir čia René Brown tokia yra labai socialinių mokslų, sakykime, ir daktarė, bet labai daug jos yra, sakykime, internete ir kartu ir lietuviškai yra knyga, sakykime, išversta. Tai jinai bet skatina, kad kol mes neįsigryninsim ir nenorėsim gyventi autentiškai arba pilnaširdiškai, viso, ko mes imamės arba ką mes net į mokymosi procesą, kaip įsitraukiam, tai, kaip čia pasakyti, net neš mums tokio grįžtamojo ryšio kaip žmonėm. Tai aš manau, kad studijose ir kiek ir aš pats, ką mokausi dabar ir kiekvieną momentą, jeigu tu įėmiesi taip, kaip čia pasakyti, visų, kas tu esi, kaip žmogus, pilnaširdiškai, tas prisirtinimas visai kitoks yra. Tai taip pat ir aš, tokį palinkėjimą labai žmonėm linkėdamas laimės, galėčiau, laimė galima turbūt, kada mes esam priimti, autentiški ir ramūs su savim pačiais. O kad būti ramiem, taip pat reikia to pilnaširdiško prisertinimo prie savęs ir prie kito. Tai, nežinau, gal čia per daug toks palinkėjimas toks, prasminis, bet manau, kad mes kiekvienam momente ar studijų kely, ar programoje, ar net ir dalyke, tie dalykai, kurie mums rūpi, mes juk juos tada visai kitaip pažįstam. Ja? Na taip. Labai gražus ir šiltas palinkėjimas mūsų studentams, o mes labai dėkojom, kad atvykot pas mus, pabendravot, pasidalinot savo visais įspūdžiais. Ačiū. Kolega. Taigi, ačiū labai, bet pirmiausia, turime dovanų. Turite ir dovanų. Paprastai nepaleisim. Paprastai nepaleidžiam. Tai
Ačiū Jums labai. Ačiū Laudynė, ačiū. Tikrai ačiū už Jūsų tokia vat ir erdvę, kurioje galite irgi tą tuo dalintis.